Sveiki sugrįžę namo. Sveiki sugrįžę namo. Sveiki sugrįžę emigrantės. Į mūsų studiją ir kaip matot, esat tikriausiai išsilgę mūsų, ne, ilgai nematėt mūsų ir matot, kaip susiderinę. Susiderinę, bet kažko trūksta. Trūksta mūsų vienos dalyvės. Tai iš tikrųjų atleidam jau ją. Nes tiek prisišnekėjo, prisikomentavo Facebook'e, kad sakom, jo, kad viskas geriau bus dviese, nes, neapsimok tiesiog. Ne, iš tikrųjų tai juokaujam, niekada neatleistume jau Džanetos ginkdievė. Iš tikrųjų išleidam atostogų, ne? Užtarnautų atostogų. Tai po sunkaus gyvenimo, traumų, nelaimių, darbų, vaikų. Sakom, po podcastų filmavimų reikia žmogui pailsėti. Taip, tai išleidam atostogų. Šį ir kitą podcastą nebus, o tada vėl grįšime būti visos trys komandoje visoje. Jo. Tai va. Gal reikia pirmiausia pradėti pasiaiškinti, kur mes buvom dingę 2 ar 3 mėnesius, nes daug kas klausė, ar bedarysit podcastų, kodėl nieko naujo nėra. Papasakok, taip, ne? Tai iš tikrųjų, aš kaip tik šiandien mes ir šnekėm su Airida susitikusias, kad sakau, jau ir baisu buvo podcast'ui duoti datą, nes dėja, bet per mus visas 3 perėjo nelaimės didelės, ne? Tai prieš filmuojant podcastą sausio mėnesį, 5 dienas prieš mirė mano tėtis, staigiai netikėtai, tada už 3 savaičių podcast'o filmavimą. Sekančio prieš podcast'o filmavimą lygiai už 3 savaičių Džanetos tėvelis mirė ir dar už 2 savaičių Airidos uošvinim. Buvo kaip tik laidotuvių diena, tą dienos filmavimą. Taip. Tai kažkaip nenorėjusi, galėtum tas datas pakeisti, perdėti tuos filmavimus, bet kadangi tai nėra, kad peršalau, kaip aš dabar susirgau ir atkelkim ten porą dienų ar ten po savaitės, bet kai vyksta tokia didelė ta nelaimė, ta netektis, tikrai ne tas galvoja, kad eiti filmuoti ir kažką ten pasakoti ir šnekėtis. Tiesiog buvo tas sprendimas mūsų visų priimtas, kad paliekam, atkeliam, nebus ir grįšim jau su pasveikusios, paleidusios tą... Iš vidaus pasveikusios, iš išorės pasveikusios. Įgyjusios. Jo, iš tikrųjų, nors kažkaip, nežinau, labai aišku skaudžiai tokios nelaimės, kai atsitinka, ne, tai vis tiek yra kaip pačios baisiausias, iš tikrųjų, kada tėvai, ne, tai yra taip pats baisiausias dalykas, ypač jeigu dar netikėtai, tai iš vis tada nėra to laiko ne kažką galvoti. Tarp kitko, man tėtis buvo didelis podcastų gerbėjas, matė visus podcastus, visą laiką dalindavosi, tai labai dėl to smagu, bet vis tiek, kada atsitinka tokie dalykai, reikia to laiko adaptuoti, susitvarkyti, suvirškinti viską ir kartais nebūna svarbiausia tuo metu kažką tais eiti dirbti ar kažką daryti. Jo. Nors aš palyginus, šiaip aš savim labai labai didžiuojas, kaip aš išgyvenau visus tos dalykus, ne, kažkaip tai aš tai labai savim didžiuojas, aš atsirėmiau labai darbą iš karto, daug dirbau, nevark, viskas gerai. Ne, man dėl nosikų ten ir bėga ašaros ir... Tu galvoju, tau manęs gaila. Tu šitaip man darai. Negėdink čia manęs, o ne prieš kamerą. Tai va, ne, bet šiaip aš tikrųjų labai savim didžiuojas, taip kaip būtų norėjęs mano tėtis. Aš tikrai nei ten sėdėjau namuose, nei vienos dienos. Pagalbė verkiai. Jo, nei vienos dienos tokios nebuvo nei vienos dienos, kad aš ten gerčiau dėl jo ten ar kažką tais. Aš ėjau į darbą, man tas labai padėjo artimi žmonės, būti su žmonėm, šnekėti, dirbti ir man tėtis buvo labai stiprus žmogus. Kariuomenėje praleidęs visą laiką, NATO misijos, baikeris buvo ypatingai stiprus žmogus ir jis mane išmokė būti stipre ir negulėti, nevirkti pagalbę, o eiti daryti ir iš tikrųjų aš dabar jaučiuosi daug geriau, nors kada tai atsitiko, tai jaučiuosi, atrodo, kad vieną koją tau nupjauta, nes toks tu visą laiką, nežinau, aš turėjau labai gerus santykius su abiem tėvais, aš buvau tikrai visada mylima, palaikoma, tik tai skatinam ir taip toliau. Ir aš tada jaučiausi tą tokį, kad aš turiu 2 tvirtas kojas, ant kuriuo aš stoviu. Pamatai tokie. Ir čia toksai staigiai tas viena koja tokia kaip nupjauta. Bet aš tvirtai tikiu, kad
Aš tikiu, kad mes labiau esam sielos, kurios turi žmogiškąją patirtį, negu žmonės turintis dvasinę patirtį. Taip. Tai aš tikiu, kad mes esam sielos turintis žmoniškąją patirtį. Man atrodo, tau, kadangi, sakai, va, tavo tėvai buvo, ir mama tebėra mylintis, rūpestingi ir skatina ir ten tave tobulėti, mokintis dirbti, manau, kad ir jie tau taip paklojo gyvenimą, kad jiem išėjus, nors dabar va pusėj tėvų išėjusi, tu ir toliau būsi stipri ir dirbsi, nes tu turėjai tos tvirtus pamatus. Taip. Gal tuo vienu momentu ir jaučiasi, kad va ten sugriuvo pusę namo, ar pamatai, ar tą vieną koją, bet kai praeina ta netektis, ta nelaimė, tu toliau sugebi iš savęs jau, iš tėvų turi visą tą, tu ir iš savęs jau esi toks žmogus tokį, kokie tėvai tave išaugino, sukūrė ir tu jau ir toliau eini stipriai ir dirbi per gyvenimą. Nes jeigu tavo tėvai būtų, pavyzdžiui, visą gyvenimą zyzė ir verkė, kad čia blema sunkus gyvenimas, tai tu ir neperneštum tečio taip gal mirties. Tu būtum irgi gal sėdusi, verkusi ir irgi vadejavusi, vietoj to, kad atkentėjau, palaidojau ir gyvenimas nestoja, einu toliau dirbti, kad užsimiršti ir kad tiesiog neverk kiekvieną dieną atsigulus į pagalbę. Taip, iš tikrųjų, jo, ir aš sakau, to mane mokino, jie taip norėtų, kad būtų ir aš esu viduj labai stipri. Aš pamačiau dabar, kad aš esu labai stipri, dar ten žiemą buvo visokių nesusveikata, visokių dalykų pas mane. Ir aš pamačiau, kad aš esu labai stipri ir kad aš galiu labai daug ką padaryti ir galiu, man nereikia ten kažką gerti ten ar kažką verkti tenais, kažkiek tų dienų ten užsidaryti, man nereikia to. Aš esu pakankamai stipri dėka savo abiejų tėvų, dėka tos aplinkos, kad aš galiu, kaip užaugai, galiu eiti gyvenimą, žinau kaip atsiremti, žinau kaip dylintis. Ir aš sakau, duok Dieve, kad aš sugebėčiau kaip nors savo vaikus išauginti panašiai, kad vieną dieną, jeigu jie taip eis į gyvenimą, kada ir manęs, mesgi visi sauliniai gyvensi mane, tai aš būsiu pati laimingiausia. Jo, man atrodo labai svarbus tas dalykas yra išauginti vaikus tokius, kad jie jaustusi tvirtai ant savo kojų šiam pasauliui, kovotų už savo tą vietą po pasaulę, kad... Jo, ir kad aplamai, kad mes visi suprastume biškį šio pasaulio iš vis aplamai laikinumą. A ne, kad džiaugtumėmės, kaip aš visą laiką ir sakau, džiaukimės, mylėkime, darykim tai, kas mums patinka. Tas pasaulis, mūsų gyvenimas, tai yra labai laikinas. Ir aš sakau, aš tikiu, kad mes esam sielos dvasios turinti žmogiškąjį tokį patirtį ir po to tą patirtis ne vakar, prieš kelias dienas, kaip tik kažkur skaičiau ar mačiau ir su kažkur kalbėjau irgi, kur sakom, atsimenu, su kažkur šnekėjau jo praeitą savaitę, kad sakom, mes esam visi sielos ir mes, kai gimstam, mes einam į kitą tą kūnelį, atkenčiam tą kūną išnešioti ten 5, 7, 8, 9, 100 metų ir vėl tas kūnas į žemę, o ta siela eina vėl į naują kūnelį, ten tą baby, ne? Ir mes vėl tam augom ir galvoju, dabar pradėjau galvoti, nėra taip žiauriai tą kūną išnešioti, ten 8, 9 metų, tai aš dabar pradedu mėgautis tuo, kad man tas kūnas nebūtų našta, kad aš jį turiu tempti, nes jį ten skauda, čia tempia, čia suėjo ten 5 metų, čia jau skauda, negaliu padirbti, ten jau čia maudžia, čia nugarą tempia, kad aš tada turiu gyventi taip, kad man tas kūnas duotų energijos ir mane neštų, o ne kad aš turiu jį iš paskos tempti. Tai ir viskas, ir aš galvoju, aš nebijau sulaukti nei 5, nei 6, nei 7, aišku, nedaug Dieve ten susirgsi ligą, kur nepagydosi, čia jau nežinosi, bet aš žinau, kad aš viską galiu daryti savo valiai, kad man tas mano kūnas, ta mano gyvenimo našta nebūtų man našta kažkoks kablys nugarui, kad aš turiu čia dabar kentėti, gerti vaistus, nes man yra viskas blogai. Taip. 2 dalykai. Paskaitykit knygą Sielų kelionės, žiauriai gera, labai, labai, labai gera. Man tą knygą davė mama paskaityti tą dieną lygiai po tėčio laidotuvių, grįžom namo, man mama padavė tą knygą. Aš ją suskaičiau po to skrisdama namo ir taip toliau per 3 dienas gal suskaičiau 300 puslapį, negalėjau net nustoti. Labai, labai, labai gera knyga. Antras dalykas apie tą kūną, ne? Ir čia jau žino visi, kas mus žiūri, ne, kad aš esu trenerė, asmeninė trenerė, man labai svarbi, ne, ta kūno sveikata, bet kodėl ir aš savo kūną taip myliu ir jam darau tik tai, kas geriausia, ne, stengiuosi duoti geriausiai, 80% laiko, ne, ir rūpinosi to kūnu, todėl, kad aš jį žiūriu ir aš galvoju,
tu mane neši, mano siela, neši prie jūros, tu mane neši pas draugus, kad man būtų smagu. Į darbą, į podcastą, jo. Tu man padedi, tu, žinai, va tas vakūnas, tu Tas man fizinis. padedi tam mano vidui eit, patirt gražius dalykus, gražius momentus, būt su va, tam kolektyva, ne, tokiam, Jo. tam su kitais patirt kažkokius experiences, kažkokius tais fainai padaryti kitiem žmonėm, duoti kitiem gerą jausmą, sau duoti gerą jausmą, kažką pamatyti tokio ir aš galvoju, tu man esi toks brangus, todėl kad tu man, mano vidų nuneši ten, kur aš noriu būti, ar kažkokiu tu man leidi paskristant su, ne kažkokiu oro balionu. Tu mane užkeli viršų, todėl kad aš tave turiu šitą kūną. Jo, sakau, labai pradėjau galvoti. Wow, kaip mes giliai. Dar giliai tokia viena mintį. Aš matau, esu skaičius tą knygą labai labai seniai, bet nežinau, ar toks pat pavadinimas, bet skamba panašiai. Tai ką dar atsiminiau apie tą tokią, pradėsim šnekėti apie tą gyvenimo, ne apie gyvenimo, tą temą podcast'o, bet čia verkiu, nes man sloga. Serga jinai. Serganti vakūnas, biški, nelaiko šiom dienom. Peršalimas, perputimas. Tai, pavyzdžiui, kai mano uošinė irgi buvo visą gyvenimą, iki 81 metų viena pati gyveno, šopinimaisi, vynelį su draugiam, su dukteriečiom, čia šeštadienis vynelio, apsišopinti, Matus, kad žmogus ir jaunystė visą laiką dirbo, 5 sūnus užaugino. Žmogus visą laiką ėmė iš gyvenimų viską, ką tik įmanoma ir atrodo, yra pavyzdys toks žmogus, tiek pozityvumo. Ir paskui tu galvoji, kai jis susirgo, jau senatvė paražavo pusę kūno, nebegaliu judėti, nebegaliu, aišku, vienas pats gyventi į tos laukus namus, kad jie ten prižiūrėtų normaliai. Važiavom surinkti to viso buto, tų daiktų, viską, žinai, supakuoti. Ir viskas, ką ten, kur ten baldai niekam nereikalingi, bet visus tuos makiažus, labai daug mėgdavo papuošalus visokius, viskas sudėjo į tuos rūbus, į tuos juodus maišus ir visi dar čia tebėra, namuose pas vaikų ir tu galvoji, ir aš vakainai dirbti ir yra tie maišai sudėti, ten kampė, nes dar reikia sugalvoti, kaip ką su jais daryti, kaip kam ten tas juvelyrika, pavyzdžiui, ten žiedus paskirstyti. Ir tu galvoji, visą gyvenimo esmė buvo dirbti, užsidirbti ir tu vis tiek, kad tau ateina liga, tau ateina galas, viskas baigėsi juodos maišuose. Tai labai, labai noriu žmonėm paskatinti, paprotinti, nebūkit pinigų vergai. Jeigu jums tas darbas neneša džiaugsmo ar atsikelia ryte su ta kančia, galvokit kažką daryti, jeigu tu grįžti vakarą nusikalęs ir tu sakai, kad aš nekenčiu to darbo, nes aš turiu ir ypač jeigu turit kažkokią gyslelę kažkam kitam, tą vakarą nepraleisk prie Facebook'o scrollinti, nepraleisk prie Netflix'o ar ten filmą eina migrantų kokį žiūrėdama ar žiūrėdamas, eik, pradėk, užtenka to pradėti, kaip man tai buvo, pradėk vieną dalyką žiūrėti, kaip ten yra tas ir tu automatiškai kabliukas yra, tu vakar aš noriu dar tą įsiaiškinti, aš noriu tą įsiaiškinti. Ir tu žiūrėk, po 2 mėnesių tu jau dirbi visiškai kitą darbą, nes tau tas užsikabina, neužsicikluoti to, kad aš turiu va čia dirbti, arti, nekesti savo darbo, nes kai tau ateis liga, tau ateis jau pati ta senatvė, pati jau ten prieš mirtį, visi tau daiktai bus sudėti juodus maišus ir į duobę. Viskas. Arba net nesenatvė, 60 metų ne mano tėčių buvo. Ir irgi lygiai tas pats, ne, šiaip mano tėtis irgi maladės, aš ir sakiau tą per laidotuvės ir per visur, jis gyveno iš tikrųjų gyvenimą, jis buvo kariškis Lietuvos kariuomenė, jis būtų už Lietuvą miręs bet kurią minutę, jis visą išbuvo, jis išvažinėjo su NATO, daug taikos misijų, Bosnijoje, Hercegovinoj, labai visur daug buvo, Serbijoje ir taip toliau. Darė, jis buvo baikeris, kaip sakiau, visokius dalykus, jaunystės boksavosi, sklandytų, jis darė viską, jo aktyvus buvo gyvenimas, jis keliavo, darė, labai buvo aktyvus, labai buvo įdomi. Ir pas jį irgi namuose yra labai daug visokių dalykų, visokių suvenyrų, visokių parsivežtų medalių, garbės raštų, visokių tais, jis kažkokius kardus turėjo, peilius, kažkokius tais, tokius įdomius dalykus. Tokius, ir jam jie buvo labai svarbus. Ir dabar, kai nieko nebėra, ir mes ten su sese taip pagalvojam,
kur reiks viską dėti, nu mes viską nepersivešinam, nu kažką pasiemi, kažkokį daiktą, vat ir pasiemėm kažką prisiminimui, ne. Nu, bet tų visų namų tu neišlaikysi, ta prasme, tu nesudėsi. Ir irgi lygiai taip, tas pats tai yra tau svarbu iki tam tikro lygio, ane? Ir tada tai tampa nebesvarbu. Ir aš gal iš kitos pusės irgi, kad aš matau, kadangi aš vėl dirbu asmeninė trenerė ir dažnai turiu tuos pokalbius, ane, su žmonėm, dėl online tų treniruočių, ir kartai žmonės sako, oi, aš ten neturiu pinigų, čia man brangu, žinai, nors šis nėra brangu, bet ta prasme, ir aš galvoju, mes neturim pinigų pačiam brangiausiam dalykui, bet mes turim pinigų iš AliExpress temų prisisakyti šūdų, visokių po 10 bliuskų, kurios pasibaigs va taip maišuose, ne? Būtent. Ir tuoj per ten kažką susirgs ir tau nieks bus nebesvarbu, nei tie auskariukai, nei šudžiukai, nei tos kelnes, ne iš temų, ar iš ten AliExpress, ar šeina prisisiųsti visokie. Bet mes neturim, mane ten 100 svarų savo mėnesiui sportą treniruoti mane ir tam mitybos. Sveikesniam maistui. Tai man tas irgi toks būna, wow, aš tada galvoju, nu, jo, žinai, bet gal sunku irgi žmonėms suprasti tą laikinumą, tiesiog aš nežinau, aš kai suprantu, tai aš išleidžiu dar daugiau, ne, nes aš pati turiu trenerius, aš pati turiu crossfito, bokso trenerius, taip toliau, aš išleidžiu dar daugiau, negu mano klientų išleidžia ant manęs, aš išleidžiu dar daugiau ant sporto. Taip, nes tu pradedi, tu išsakau, pagauni tą gyslelę vieną ir tau pradeda vertybės prioritetai keistis. Ir man dabar yra gaila irgi išleisti pinigus ant kažko, aš geriau išleisiu juos ten, nes man tas dalykas bus naudingas. Ar ta pamoka, ar ta knyga, ar tenai. Aš nesakau, kad tu turi dabar kaip vienuolis gyventi, tikrai ne. Jo, reikia ir tų rūbų, jo, reikia ir tus gražius bliuskos, reikia ir tų kelnių gražių, aišku, reikia, nevaikščios, kaip bomžas. Bet ar tu išleisti 100 svarų ant AliExpress ten 7 suknelių? Ir žmonės išleidžia. Jo. Ar tu išleisi 20 svarų ant suknelės ir 8 svarų išleisi ten ant... Sveikatos kažkokių, tegul būna knygos kažkokios. Ir kursai, kažkokie pamokos, treniruotės, kažkokią pasibandyti, gym membership, belenkas. Tai va, moralas tame pasirinkit prioritas, nes dėja gyvenime. Dėja, mums triese tos mirtis, kaip perėjo taip greitai per 5 savaičių bėgį, net ne per porą mėnesių, nu dar labiau viską pradedi susidėlioti į savo vietas gyvenimą, kiek kas iš tikrųjų yra svarbu. Žiauri, ir žinok, aš pati, ką pastebėjau, kas man buvo labai keista, dar greit pasakysiu, kol pradėsim kalbėti apie temą, bet aš tai pasikeičiau. Nespecialiai, ne tai, kad aš atsisėdus. Nu, dabar Gintarė jau dabar tai susigalvo, kaip čia reikia. Susiimk blemba. Nu, bet man tiesiog natūraliai daug dalykų, kurie man buvo jokingi, man visiškai nebejokingi. Daug dalykų, kurie man buvo įdomus, man visiškai neįdomus. Daug dalykų, kuriuos gal aš kažkaip darydavau, iš vis vapšė nebenoriu daryti. Ten žmonių kažkokių visiškai galvai, ta prasme, vapšė. Tai man net nepadeda, nei tobulėti, nei kažkur mane neša, ar kažką tai man daro, ne. Tik tas toksai kažkoks, kaip nežinau, sirbims kažkoks gaunas. Ir aš tiesiog nieko nedarydama, nespecialiai nuspręsdama, aš tiesiog leidžiu pasauliui tekėti taip, kaip būti, savo būti tokia, kokia aš noriu dabar būti. O kokia aš noriu būti, tai yra visiškai jau kitokia, negu aš norėjau būti prieš 3 mėnesius. Gal ir aš turiu tokių visai kitokių idėjų, planų, esu susikoncentravusi tam tikrus, mes kalbėjom prieš tai visokių susikoncentravusi ir man taip aiškiai viskas, tos vizijos, kas kaip turi būti. Ir tiesiog be jokių pastangų, aš žinau, koks aš žmogus nori būti, nebeturiu kažkokių tai iš vis interesų, tai kažkokį tais, kaip sakau, zero interesų, ten kažkokias tais dramas, kažkokius tai iš vis ten man lapšė neįdomu, kaip kas gyvena. Kaip kiti žmonės ir sako, eik tu man irgi dabar aš čia nekreipiu dėmesio, juokas ten, teatas ten pliotkina. Susidengi prie kavos, nu kaip ta. Tai tu nemeluok savo. Jeigu tu tikrai esi savo gyvenime užimtas savo šeimą, savo ten kokiais naminiais gyvūnėliais, savo sportų, kūnų, ten kokiais plaukais, grožių, tu rūpinės ten savo vaikais, vyru, tu turi date night su vaikais ten filmus, kokius žiūrėti ar kažką. Tu turi dar galų galę ir sportuoji ir dar turi kažkokį hobį darai, tu turi laiko dar ir draugam, tada tu tikrai neturi laiko tuom dramom. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai, beveik visus tuos dalykus darau, bet, žinai, ir draugai, social life, ir vaikai, ir vašulis, ir viską. Tai tu tikrai neturi laiko ten tom nesąmonėm, ten atrašyti kažką ir žinutę. Bet jeigu kažkas pasakytų, pavyzdžiui,
nu nežinau, Džanetė iš tikrųjų netvarė į podcastą, nes tenai Girta. užsišikus ar ten prigėrė, nu. Aišku, sakyčiau, pasakų, kas buvo, žinai. Nebus, kad, mane įdomu, nepasakau, aišku, kad įdomu, mes esame žmonės, mes malsus, mes norim sužinoti. Bet čia nėra tas, kad dabar aš sužinojau kažką ir bėgsiu visiems, blėt, pasakoti, žinai, skleisti ten tuos viską. Gerai, man pasakė, oh my god, jo su kažko su draugiam susitiksi, gal tą apšnekėsi ir tuo viskas baigės, bet čia gal biškiniai tema toks, bet jo, kuo tu labiau esi užsiėmęs savo to gyvenimu, tobulinimu ir to džiaugsmo ir laimingo gyvenimo kūrimu, tuo tu neturi laiko eiti, kad tau kažkas suteikia informaciją, čia yra viena, bet tu neturi laiko eiti kištis, nori girdėjai, nori žinojai, nes jau nebe tas... Jo, ir yra labai geras posakis, aš tiksliai neperfrazuosiu, jis yra šiaip angliškai, tai neišversiu tiksliai, bet yra pasakyta, kad paprastos mintis, paprasto proto žmonės diskutuoja kitos žmonės, apie kitus žmonės, įdomesnio proto, to suvokimo žmonės diskutuoja idėjas, ne? Ir aš sakau, kada aš pastebėjau prieš kelis mėnesius, kad man visiškai yra neįdomu ir man tiesiog traukia gyvenimą iš manęs klausyti ten kažką, kaip kažkas gėra, kaip ten kas kokį pasakė. Kažkas išdavė, išėjo, išsiskyrė, išmetė iš darbo. Jo, ir man tai būdavo, atrodo, na čia, ir mes dabar Vasarida sutikom prieš podcastą ir mes tik kalbam apie idėjas, kaip ten... Žiūrė, rimtai. Nori, jo, aš noriu... Pirmas pokalbis, kaip, aišku, kaip sveikata, kaip kas, viskas gerai, aš sergu, ir viskas, toliau mes šnekam, kaip atrodys mūsų gyvenimas po sekančius 10 metų. Kokie yra planai. O ne, ką tu veikiai vakar, ar kada ten baliavoji, ir kur ten, kaip gimtadienį atšventai. O tai ta draugelk su vyru sustaikė, ne? Ta pizdelka, blėt, grįžo pas tą pijuoką, ar ne? Ta prasme iš visų. Tai va, bet mes vis tiek, ne, esam nusiteikusios, kad gyventi, džiaugtis, mylėti. Ir duoti toliau jums naudingą informaciją, kad ir jūs galėtumėt gauti kuo daugiau informacijos, kad jums reikėtų kuo mažiau laiko praleisti jos ieškant ir jūs galėtumėt labiau mėgautis gyvenimu ir įvairiais gražiais dalykais. Būtent. Taigi, apie ką mes šiandien šnekam, Airida? Iš tikrųjų, ką turim pasiruošę ir papasakot. Tai šiandien norim, gal bus ir labai trumpai, gal ne, kitiem gal yra labai aišku, pakalbėti apie tą turbūt vieną dažniausiai einamiausių pašalpų, kur yra ta child benefit angliškai vadinasi, ta vaiko pašalpa. Kiek dabar susiduriu, kai kurie žmonės net nesupranta jos pavadinimo ir jos esmės, bet galim tiesiog papasakoti, nes labai, labai daug žmonių, ir ne tik lietuvių, mano dermatų giminės, jie belenkiek turi pinigų ir jie patys, net čia nėra, kad lietuviai nežino, ir patys vietiniai šito irgi nežino, kad ta pašalpa, nes visi sako, nu va, čia ta vienintelė pašalpa, jeigu turi vaikų, tai visiems priklauso. Jinai priklauso ne visiems. Tai norim šitą labai įskiepyti ir nepamiršti, nes aišku, turbūt, kai vaikas gimsta, dažniausiai visi ją gauna, bet nes iš karto ateina seselės, ligoninė, daktarai, duoda formas pildyk, čia priklauso visiems. Bet jos tos seselės, kadangi jos nėra pašalpų specialistės ir ar nežino sistemos. O Irida pas mus jau dabar yra didžiulė pašalpų specialistė. Jau. Pašalpų žvaigždė. Va, kaip krenta žvaigždė. Bet ir tos seselės, jos nežino, kad ta pašalpa gali tai mamai ligoninei, ką tai pagimdžius, ir nepriklausyti. Bet jos šito nežino ir nesako ir įvelia žmonės į skolas tiesiog. Tai tu kažkiek žinai apie tą child benefit, atsimeni dar kažką? Jo, aš atsimenu daug labai. Jo, tik tai gal dabar yra pasikeitimai. Anksčiau būdavo, kas uždirba ten 30 kelis tūkstančius, 37 tūkstančius, lyg tai nepriklausydavo jinai, ar 50 kažkaip nepriklausydavo, ne? Tai aišku, ten, jeigu iš kitos šalies gauni tą tipo ale child benefit, tada šitoj šaly tau nepriklauso ir taip toliau. Kelias išlygos, bet aš sakau irgi, dabar viskas keičiasi. Viskas keičiasi, tu daugiau žinosi, tu daugiau papasakosi žmonėm tiksliau, kas yra pasikeitę. Jeigu kažką nemanau, kad susimaišysiu ar kažką, bet jeigu kažkas nori pasitikslinti, ar savo visą galima parašyti ir emigrantės, ar man parašyti, susitarsim, žinai, padėsim išsiaiškinti.
Sakau, nes ir airiai, mano giminaičiai ir klausia, Rito, tai kaip tas, ar tai man tas, žinai, su child benefit. Tai dabar jo, esmė yra tame, kad, praktiškai nepriklauso visiems pagulė ligoninė dažniausiai, ten seselės atneša tas formas, susipildai, moka dažniausiai, jeigu ten užsipildai, jeigu ten koks sudėtingesnis neštumas ar tas pogimdyvinis, moka ir atbulinę datą, tai jeigu užsipildai po mėnesio, po 2, dažniausiai moka atbulinę datą, nes vis tiek žino, kad vaikas gimė ir kad tau priklauso. Tai ir viskas, ir tą child benefit moka, kas būdavo anksčiau kas savaitę, dabar dažniausiai... Galima, kiek aš atsimenu, kas savaitę gali mokėti vienišoms mamoms būdavo kažkokio pasirinkimas formai, kad tu... Jo, nes kai gauni, tai kai toj formai, aš nežinau, ar dabar beleidžia pasirinkti. Išlygos kelios būdavo, kada gali kam ten jo priklauso, nepriklauso, kaip mokėti, bet vis tiek ten vienam vaikui yra apie 80, dabar 90 gal 2 svarai, jeigu 2 vaikai apie 100 PM kažkur, 106 gal. Aš už 3 gaunu 2 su kažkiek. Nes su kiekvienu vaiku tu nebegauni pilnos sumos, gauni mažiau. Nes kartais žmonės sako, aš už vieną gaudavau ten 8, kodėl už 2 vaikus aš negaunu 100, nes kuo daugiau vaikų, to žinai, mažinasi ta dalis. Tai dabar kada tas child benefit, jisai priklauso iki vaikų 16, arba ten jeigu jisai toliau mokinasi iki 20. Full time education, kaip čia lietuviškai... Studijuoja pilnu etatu, pilnu kiekvieną dieną. Akivaizdinių Lietuvai būdavo, akivaizdinis, neakivaizdinis. O dabar nepriklauso, atsakai gali būti, kad prieš kiek metų būdavo ten 30 kažkiek tūkstančių, kadangi jau greit bus, nežinau, podcastas išeis gal jau po balandžio 6 dienos, tai dabar ta suma būdavo 50 000, o dabar po balandžio 6 sakė, kad bus 60 000. Okay. Tai daug mamų, tėvelių, žinai, džiaugiasi, kad daugiau priklausys daugiau šeimų jo, kad jie turėtų per metus gauti apie 600 svarų daugiau, bet kiti žiūri iš negatyvų, kad už to 600, kurie jie gauna, vis tiek taksus reikia mokėti, nes, nuskaičiuoja mokesčiai, nes tavo pajamos. Taip. Bet vis tiek kažkoks, tai aš manau, kad yra pliusas. Dabar ta riba, visi irgi kiti maišosi ir angliškai tam government puslapiai yra parašyta adjusted, kad ta suma nėra, kad aš ant popieriaus gavau 60 000, pavyzdžiui, ten balandžio mėnesį gavau 60 000, tai man nepriklauso. Reikia skaičiuotis savo tas. Nes government puslapį rašo adjusted net income. Okay. Ir aš tada einu googlins, kas tas adjusted net, nes net žinau, kas yra, kas tas adjusted, ką jie turi minį. Tai aš nežinau, kodėl jie tai padarė, yra sudėtingai. Ar jeigu gauni savo ten, nežinau... Nuskaityk man popierą, pas man 6 000. Ne, pavyzdžiui, ant tavo popieriaus yra 70 000 svarų. Tu sumoki ten 5 000 tų taksų. National Insurance, ten gali pensijos ten fondą ir tau lieka iš tų 7 000 šiam vienas. Okay. Tada tau nepriklauso child benefit, nes tau gauna, pamiršau pasakyti, tas adjusted net income reiškia, kad iš visų tavo pajamų, kiek tau rašo ant popieriaus, kiek tu uždirbi, pavyzdžiui, 7 000, tu turi atimti tuos visus National Insurance. Supratau. Ne taksus. Jo. Nežinau, kodėl padarė taip sudėtingai. Ar tokį confusing yra tas adjusted net, nes yra kabut skliausteliuose pažymėta. Tai tas adjusted net income reiškia, turi iš savo pajamų atimti tą National Insurance, kur ten tas pensijas tas numokė. Ir turi pasižiūrėti, kokią tau sumą lieka. Jeigu esi self-employed, tai taip pat turi tiesiog savo susiskaičiuoti. Ir viskas, o kita problema yra tas, jeigu tu to nepadarai, nežinojai, pavyzdžiui, kad tau yra, arba jeigu tu uždirbi ten 7-8 000 svarų ir tu nesi tikras, ar ten nemokysiu skaičiuotų, nesi tuose dalykuose gabus, kadangi tu tiek uždirbi, dėl to šventos ramybės tiesiog pasiskambinti ir nusikancelinti, nes tau tas 8 svarų į mėnesį jau neimponuoja, kai tu uždirbi 7-8-9 000 svarų. Teisingai. Tai dėl šventos ramybės neksuk savo galvos, nes, pavyzdžiui, mano tenai giminaičiam, čia airiam giminaičiam, iš vyro pusės abu uždirba ten virš šiam nežinau kiek 7 000, nes tikrai gyvena ten belenkaip. Ir jie nežinojo apie tai. Vyras dabar praeitais metais gavo paaukštinimą, išėjus iš viską, tai ten direktorius. Ir jis tai prieš tai jau akivaizdžiai daugiau uždirbdavo.
Dabar kaip tik prieš laidotuvės, kai išsišnekėjom apie viską ir sako, aš nežinojau irgi apie šitą. Ir sako, man iš HMRC atėjo už 3 metus grąžinti visą sumą. Ten nežinau, kiek sakė, 3 kažkiek tūkstančiai tų svarų, nes tau jau nepriklausė tą child benefit. Tai negalvokit, kad jeigu čia 2 mėnesius praslydo, ar ten pusę metų vaiks neapsimokino, ir man, čia tas gal nelabai, bet aš uždirbau ir čia nepamatė. Pamatys, nebijok, praeis metai 2, 3 ar 4, jie vis tiek pamatys, nes kai dabar dirbu su tom pašalpom ir sakau žmonėm, ar man priklauso, ar man kleiminti, sakau, galvok taip, jeigu tu esi skolingas valstybei, anksčiau ar vėliau, jie vis tiek tave iškas ir vis tiek tu turėsi paskutinį centą grąžinti, jeigu tau kažkas nepriklausė, pavyzdžiui, kaip child benefit, ar tenai mokesčių nedamokėjai, jie tave iškapstys, kad ir sakau, po 4 metų. Tai jeigu tau tikrai yra bloga sveikata, tu susirgai, kodėl tu turi galvoti, ar man imti iš tos valstybės ar neimti. Taigi tam ir moki mokesčius, kad jeigu tu moki mokesčius, kiek tik tau priklauso, jeigu tu negali dėl kažkokios sveikatos būklės dirbti, ar tu negali dirbti, nes tave ten ką tik atleido, ar tau reikti trumpalaikių pajamų, ten iš darbo biržos, taigi tam ta sistema ir veikia. Tai tam ir tu nesakai, tu neturi galvoti, kad aš einu prašyti child benefit, ar ten kokį nors... Bet ten bedarbio pašalpos, tu neini prašyti, tu eini pasakyti, kad tau dabar reikia, nes tu esi už tai sumokėjęs, tu už tai esi jau sumokėjęs N kartų, tai aš tokia sakau. Tai su to child benefit irgi taip, tokia yra ta esminė ta sistema. O kokiais atvejais apskritai, reikia sakyti, kokiais apskritai atvejais jinai nepriklauso dar, kada dar nepriklauso child benefit? Tai tas yra vienas, jeigu tavo pajamos yra per didelis, ir tada gali dar nepriklausyti, jeigu yra žmonių, kurie sugeba įrodyti, kad aš, pavyzdžiui, turiu vaiką, bet aš savo vaiką pilnai išlaikau, aš, kuris gyvena, pavyzdžiui, Lietuvoje. Taip, okay. Tai yra žmonės gauna iš UK child benefit ir jie gali tos pinigus, ten, pavyzdžiui, 8 svarų, pervesti vaikų į Lietuvą, nes jis ten turi pabaigti 7 kokią klasinę. Bet kažkaip Lietuvoje anksčiau būdavo, kad tada jie Lietuvoje negali gauti vaiko pinigų. Aš dabar nežinau, kaip yra, matai, su lietuviškom visom pašalpom. Bet tai žinau vieną dalyką, kiek kalbėjau jau su Sodra daug kartų, nes kartais žmogus sako, kaip man tas, nes man Sodra sakė tą ir tą. Vis labiau išsiaiškinu, kad Sodra iš žmonių patirčių labai ypač mažesniuose miestuose, jie nežino, kaip iš tikrųjų veikia, ypač dvi sujungtos tie visi perkelimai. Bet kokį žinau taisyklį 99%, tu negali gauti tos pačios pašalpos iš 2 skirtingų valstybių. Tu gali gauti nesvarbu, ar child benefit, belenkokią tą pašalpą iš tos valstybės, kurioje tu gyveni, ar toje valstybėje, kurioje tu moki mokesčius. Tai jeigu tu perkeli child benefit Lietuvoje, aš nežinau, kokio Lietuvoje ten gal yra tos pašalpos ten vaikui, bet turbūt, kad tu negalėsi gauti. Pažiūrėk, kuri bus gal didesnė. Jo, ir iš tikrųjų aš atsimenu, kad būdavo labai daug tos iš tikrųjų, žinok, situacijos tokios, kad aš kai dirbdavau ne vien su lietuviais, o nebūdavo ten ir su rumūnais ir įvairiai. Ir vykdavo ta komunikacija, ypač tuo atveju, kada, sakykime, vienas iš tėvų čia, vaikai palikti, pavyzdžiui, pas mamą, sakykime, mama dirba čia, jos vaikai Lietuvoje pas mamą, paimkim Lietuvoje ar pas močiutę, ar Rumunijoje, nesvarbu. Ir tada tas, žodžiu, HMRC, ateidavo laiškas, kuriam būdavo parašyta, mes padavėm užklausą į jūsų namų tą šalį, ar jūs negaunat toj valstybei pinigų. Ir kada ateis, žodžiu, tas mum atsakymas, mes ten su jums susisieksim. Tai būdavo irgi, kad į Lietuvą ateidavo irgi kažkaip ją į Sodrą, ar kur jie ten rašydavo, kad laukdavo to atsakymo, ar Lietuvoje tas vaikas negauna vaiko pinigų, tų vadinamų vaiko pinigų, ne? Ir aš atsimenu, kad kelis kartus tikrai buvo taip, kad mes liepiam nusitraukti Lietuvoje vaiko pinigus, kad galėtų iš čia gauti, nes čia didesnė suma yra. Ir ta prasme darydavo. Taip Lietuvoje nusitraukia vaiko pinigus, gauna tą lapą, kad nusitrauktam, mes dar papildomai siūsdavom, bet būdavo jie patys siunčia, žinai, ir klausia, ir randa per tą Sodrą, kaip ir dėl pensijų jie ten siuntinėjęs tos laiškus. Ir būdavo tas dėl šitų, nes negali gauti tos pačios. Kaip apie 3 vaiką? Dabar taip, nuo 2017 balandžio kažkelintos dienos, dabar nepasakysiu, 17 gal, bet vien žodžiu, nuo balandžio 17 dienos yra ta 2 vaikų taisyklė.
Ir jeigu nuo tos tavo datos yra gimęs 3 vaikas, valstybė yra pasakius neakivaizdžiai, ne taip tiesiogiai, pasigeidėjim 3 vaiką, pats ir silaikyk. Jo, tai jeigu jūs turite 2 vaikelius ir dabar laukitės 3, ar planuojat lauktis 3, tai jums jau nebepriklausys už tą vaikelį child benefit. Child benefit, jo. Gali būti, kad ta... Ne už 4, ne už 5, ne už 6. Jo. Gali būti, kad ta seselė ar ten kokią nors naujai pradėjus ar kažką gali, jinai nežino. Gali jinai taisyklės jinai nežino, nes jinai yra baigus mediciną, o ne kokios pašalpos priklauso žmonėm. Tai jinai gali ir neklaus, gali neklaus, kelintas čia tavo vaikas. Tau jinai gali paduoti tą formą, bet čia jūsų kaip mamos, kaip piliečių teisė yra žinoti ir pasidomėti ir kaip sakom, nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. Taip. O yra dar išskirtinių atvejų. Aš dabar, bijau ir meluoti, ar ta child benefit nėra 2 vaikų taisyklė, ne universal credit kartais? Ne, child benefit, nes, sakau, esu padariusi tos video, bet, sakau, dabar taip galva nedirba. Mano vaikas gimė grinai prieš spėjo dar. Tai aš gaunu štras, bet jau po to jau viskas. Sakau, nes dabar ta galva nedirba, paklaustum gimimo datų savo, turbūt susimaisyčiau kelintų gimimo, žinai, ta galva. Gal ir universal credit, aš nežinau, gal ir universal credit irgi tas pats yra, aš nežinau, gali būti. Aš sakau, jeigu kažkam tas yra aktualu, parašykit, aš patikslinsiu, nes, sakau, išgysiu per savaitgalį ir žinosiu atsakymą ir sakau, nes ta galva dabar, kai toks kopūstas, bet pamirštinėt, apie ką aš nekėjai. Yra tų išimtinių taisyklių, kada moka už tą 3 vaiką. Gali būti irgi. Jo. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs turi 2 vaikus ir dabar pastojot, jeigu turėjot 1 vaiką ir dabar pastojot ir jums gimė 2 nukai. Jums mokės už visus 3, nes jūs neplanavot, kad turėt 2 nukus. Tai tas 3 vaikas nėra, kad gimė jau po to laiko, tai jums mokės už tos 3. Yra dar tie išskirtiniai atvejai, kaip pavyzdžiui, išprievartavimo metu jums išprievartavo ir jums gimė, nenorėjo daryti abortų, vis tiek jūsų kūdikis, jūsų vaikas. Tokiu atveju irgi moka. Tai tokiais... Galbūt invalidumo atveju irgi, ne? Kažkaip gal irgi? Sakau, yra tie keli, 3 ar 4 tie pagrindiniai, tie daugiavaikiai, nelaimės atveju, išprievartavimo, ten būna kažkas ir su lyga susiję, bet jau jie būna labai tokie... Labiau sudėtingesni. Sudėtingi tie variantai ir jie būna labai reti. Ne kiekvieną dieną žmonės, kitos seselės su tokiais dalykais iš vis net nesusiduria ir nežino net, žinai, nei ką to ligoninėje ten pagimdžius, nei patarti, ką pasakyti, ne. Tai jeigu reikia pagalbos ir jūs nežinot, ar jums priklausytų, nes jūsų gal tas vaikutis gimė dėl kažkokių tai sudėtingomis aplinkybėmis, ten, pavyzdžiui, kokiam kalėjime gal gimė, ar tenai kokioj nors, tu esi nepilnametė, 16 metų pagimdė ir tu nežinai, kaip čia elgtis, nes tu pati gal dar gauni child benefit, nes tu mokinaisi full time. Tai kai yra tokių visiškai tų vienetinių atvejų, tai patarčiau tiesiog susirasti, nesvarbu, ar anglišką, ar lietuvišką, tą pašalpų specialistą, kuris žino, ką veikia, arba jeigu jis ten neatsimena tų niuansų, kai turim ten belenkiek tų folderių iš tų treningų, galėt baltą juodą pasiskaityti ir tau atsakys tą atsakymą, kaip tau daryti, kad nebūtų, kad tau reikia grąžinti tos pinigus, nes iš tikrųjų tau nepriklauso, tavo ten atvejis nebuvo ten tas išskirtinis. Taip. Jo. Tai taip, apie child benefit nežinau, jinai nėra tokia sudėtinga, bet man atrodo, tie svarbiausi dalykai ir yra. Tokių išlygų gali būti, ne? Nes tas bendra nuomonė visų lietuvių apie child benefit priklauso visiems. Jinai nepriklauso visiems. Dabar žmogus tai nueitų pagimdyti ligoninę 3 vaiką, man nebeduoda, kažkaip per tu nesąmonę. Arba tenai... Mano vyras gerai uždirba ir mums nebeduoda. Arba liepia ten mokesčius gražinti. Taip. Tu, kadangi nežinojai, ar tau nepasakė, ar tu nepasidomėjai, nereiškia, kad tu... Bet ta prasme, jeigu nori 3 vaiką, tai čia dėl 13 svarų. 13 svarų į savaitę, nemanau, kad čia yra, žinai, tas apsisprendimo faktorius, žinai, ar duos 13 svarų. Kiek aš iš myliu tą vaiką, ar jis vertas 13 svarų? Į savaitę, lemba čia... Bet šiaip tokį, kadangi tas child benefit yra tokia... Dar vienas dalykas, kodėl, pavyzdžiui, ne visos pašalpos, tiek ten job centro, tiek universal dabar credit, tiek dar tie buvę, kurie dar žmonės kiti turi, tie working child tax credits, tiek invalidumai, tiek ten visi kiti, visų pensijų, ten viską.
kiekviena kita pašalpa, kurią tu pildai, yra valstybės paskirtas darbuotojas, už kurį tu, aišku, moki mokesčius. Taip. Ir tas pašalpas jie tave tikrins, tau skambins, tu ten yra ten customer service, visi ten yra formų siuntimai, pildymai, visi tie įvertinimai, sveikatos, įvertinimai, tie assessmentai angliškai. Tavo Universal Credit kažkas pasikeitė, kiekvienas žmogus, kuris gauna Universal Credit, ten belenkiek tų milijonų žmonių gauna UK Universal Credit, tiek lietuvių, tiek pačių anglų ar ten kitų užsieniečių emigrantų. Kiekvieną tą žmogaus situaciją kažkas iš valstybės darbuotojų prižiūri. Taip. Kodėl, dabar spėk, čia gal jau biškį išdaviau, sako, kodėl Child Benefit yra ta pašalpa, kad paskyrė tau ir moka tą sumą, ten gal kiekvienais tą balandžio mėnesį biškai ten pakyla keliais centais ar svarais, bet tau jie moka ir sako, kokia pašalpa iš visų pašalpų UK yra pati efektyviausia ir lengviausia naudoti yra Child Benefit. Taip. Nes jai nereikia išleisti ekstra pinigų, ją prižiūrėti. Taip. Tau paskyrė. Nes jeigu tas vaiks ir tai jis ir yra. Jeigu tau jo pagimdai vaiką, tau paskyrė į tavo banko sąskaitą, tau 16 metų ir mokės, nebent tu paskambinsi ir pasakysi, kad per daug uždirbi jau dabar. Kad per daug uždirbu, arba tas vaikas nedaug dėvė ten numerį, arba išvažiavo į Lietuvą, ar kažkas, jo nebėra. Kitu atveju nėra jokio tos pašalpos, to managemento, to tvarkymo, nereikia mokėti ekstra mokesčių tą pašalpą prižiūrėti. Taip. Nes, pavyzdžiui, aš kai pagalvoju, kokius mes mokesčius mokam, pavyzdžiui, Universal Credit prižiūrėti. Kokie, tai man smegenis neneš, kokia jinai yra, kiek daug reikia sumokėti, kad tas darbuotojas ne tik tai, kad prižiūri tavo paskirą, bet yra ir visi tie decisions makeriai, kurie turi priimti sprendimus, peržiūrėti, visi tie finansiniai, kur turi suskaičiuoti, ten tas Universal Credit, tas direktorius, tas Nilsas ar Nigelas, koks jo vardas. Aš neįsivaizduoju, kokias ten 100 000 algas jie gauna, kad prižiūrėti visos visą šitą sudėtingą procesą, ta prasme. Universal Credit turi ir tuos savo tą daktarų departamentą, kur tos work capability assessmentus daro, ten ar tikrai gali dirbti ar negali. Taip. Tai eina su tavo daktarai išnekėti, kiek daug mes sumokam mokesčių, kad tie žmonės prižiūrėtų tą mūsų pašalpą, kurį mes gauname. Labai daug. Ja. Kai pagalvojus Working ir Child Tax Credit, paskyrė tavo pašalpą, dažniausiai paskambini, kad kažkas pasikeitė, nieko jie nepakeitė ir tu gauni kitų metų gražinti ar kažką taip padaryti. Bet jinai buvo žymiai pigesnė naudoti ir pinigų buvo daug išlaikyta pašalpa, jo. Dar Child Benefit irgi atsiminiau, kad ją gauti irgi jūs turite, ta prasme, būti pagrindinis to vaiko globėjas, ne? Tai irgi būdavo tokių situacijų, anksčiau susidurdavo mane, kad pavyzdžiui, sakykime, tėvai išsiskyrė, ne, ir vaikas ten gyvena biški pas vieną, biški pas kitą. Kai kuriais atvejais jie net nekalbėdavo viens su kitu, tai tėvas ten prašo Child Benefit, bet jau mama ją gauna, ne, ir ateina, kad ten tokia vaiką jau gaunama yra. Tada ten tėvas pyksta, kodėl šitą mamą gauna, kodėl ne jisai gauna, nes va jisai irgi dabar. Aš 4 dienas būnu dažniausiai, kartais 3. Tai tada reikėdavo pristatyti iš teismo nutartį, kur parašyta būtų aiškiai, tiksliai, juodo ant balto, kas yra, kur tas yra pagrindinis, kiek vaiks praleidžia daugiausiai laiko. Kas yra pagrindinis tas globėjas ir taip toliau. Ir tada tu gali pristatyti ir jeigu tu sugebėsi pristatyti, kad ne, iš tikrųjų teismo nutartim pas tave vaiks praleidžia daugiau laiko, čia ne tai, kad aš sakau, čia turi būti nustatyta. Nes paskyrimo tvarka. Tai tada tai mamai nutrauks tą pašalpą ir pradės jų mokėti tą pašalpą, bet jūs turite paruošti, ar tėvui čia, belia kaip šitau. Pas ką yra jo? Jo, pas ką yra. Tai jūs irgi negalit tai būti, kad aš eisiu klaiminsiu Child Benefitą, ne, todėl, kad ir pas mane vaikas būna. Nesvarbu, kad ir pas jūs vaikas būna savaitgaliais ar kartais ar per atostogas, jum nepriklauso ta pašalpa, todėl, kad pas jūs vaikas negyvena nuolatinai didžiąją laiko dalį. Jeigu jūs norit tos pašalpos taip smarkiai, jums reiks eiti teismus ir kovoti, kad vaikas pas jūs gyventų. Jo. Ilgiau. Ta Child Benefit gali būti mokama, dėl to jinai vadinama Child Benefit, o ne Children Benefit. Yeah. Ar ten Child's Benefit. Jinai yra, viena pašalpa yra mokama vienam vaikui. Čia jau yra tarp tėvų išsiaiškinti. Taip, tu sakai, nes dažniausiai per visas pašalpas klausia, kas yra pagrindinis to vaiko globėjas, ar mama ten ar tėtis.
Tam, kaip tu sakai, tam ir moka. Negali būti, jeigu gyvena vieną savaitę, pavyzdžiui, vaikas vieną savaitę pas vieną, nes dažnai būna kitą savaitę pas tėtį, vieną pas mamą pas tėtį. Čia tik tai arba teisėjas, arba jūs tarpusavį turit gražiai susitarti, nes tik vienas iš jūsų gali gauti tą pašalpą, galų gali vienas gauna ir persiunčia kiam svarų kitam. Iš tikrųjų. Jeigu tėvai būtų adekvatus ir bendrautų. Jo, ir sakytų, mes po vienodai neprižiūrim, dalinkimės tą pašalpą, nes va ir tu valgyt per kitą, ne, ir aš tai irgi bandykit geroji susitart, blogoji visą laiką daugiau pinigų kainuos, negu gauti pačią pašalpą. Jo, tai negu tą pačią pašalpą išleisit, kiek už tą pašalpą iki 18 metų būtumėt surinkę. Jo. Bet iš tikrųjų tai taip. Tai yra vis tiek tokių išlygų, reikėtų šiek tiek atkreipti dėmesį, prisiminti, ir kažką tais, pasižiūrėti, prieš kleiminant, prieš pildant tos popierius kartais. Ir dar vienas dalykas, Irida, kaip dabar yra dėl, nes skirdavosi įvairiais laikais, tai dabar tu žinosi, kiek laiko dabar užtrunka gauti tą pašalpą, ta prasme, nuo momento, kai aš užpildau, iki kol ateina pinigėliai, koks dabar ar ilgai labai laukia žmonės, ar greitai, kaip čia? Ne, žinok, negaliu pasakyti, bet man atrodo, gal mėnuo, gal 2, bet vis tiek blogiausiu atveju, jeigu ir ilgiau užtruktų, nes ten tuo metu, pavyzdžiui, vasaros pabaigo vis laik gimsta daugiau vaikų, nes per Kalėdas visi yra daugiausiai atostogas ir džiaugiasi gyvenimu ir daro šeimą. Žiūrėk, bet tu įsivaizduok, pas mane 2 vaikai rugpjūčio mėnesį gimė. Ką veikiai prieš Kalėdas metus prieš? Tai pas mane geras Kalėdas laiką būna, ašgi sakau. Tai va, ką aš nekėjom pradžių, džiaugies gyvenimo, ne? Džiaugies, ir aš visą laiką švenčiu. Tai va, sakau, tai gali būti, kad vasaros gali ten, pavyzdžiui, bus ilgiau gali užtrukti. Bet esmė yra tame, kad tau vis tiek mokės nuo tos datos, kada tu iškleiminai, tau gražins atbulinę 3-4, gal jeigu ten užtruk 6 mėnesius, tau sumokės tą visą didelę sumą nuo tos pradžios. Yra buvę tokių dalykų irgi, atsakau, dėl to, kad ten kreipiasi į buvusią šalį, nes jiems ten neaišku, nes brolis vienas čia dažnai irgi buvo, vienas vaiks pas močiutę čia gimsta, jau brolis, ar ne, vėl ten neaišku, kaip jie nebesupranta, ar ten tas vaiks gavo iš Lietuvos, kaip čia prijungti tą vaiką, ar čia už tą mokėti, užtrunka tada. Nes jie aiškinasi jo tą pačią pradžią, o po to jau bet kažkas pasikeičia. Jo, bet sakau, svarbiausia, jeigu užtruks kelis mėnesius, nes yra kažkokia tai sudėtingesnė situacija, tau tada ir vis tiek gražins, kad ir po ilgesnio laiko, kad ir po 4 mėnesių, tau sumokės už tos 4 mėnesius, nuo tada, kada tu pasakei, kad jau vaikas gimė ir jau viskas gerai. Tai va, tai taip ir dar, gal svarbu pasakyti, dabar nepasakysiu tiksliai, bet kas nori kleiminti child benefit, yra atitinkama data, pavyzdžiui, aš pastojau, man liko ten 8 mėnesių nėštumo, aš negaliu kleiminti dar child benefit. Taip. Turi būti atitinkama jau netoli prie gimdymo datos, nepasakysiu dabar, kiek tiksliai to laiko reikia pasiskaityti, arba kai jau vaikas gimė. Tai negalvokit, kad aš 3 mėnesių nešti, jau pradėsiu gauti 8 svarų, žinai. Tai čia irgi tada jo pakeitimas yra, nes būdavo anksčiau, kad galėdavai klaiminti tik tada, kai gimė, dėl to, kad tu nedaug dievė, būna visokių atvejų, kad ir gimdymo metu ten miršta vaikėlis ir taip toliau. Tai būdavo anksčiau bent jau būdavo, kad tik tai, kai gimė ir turi jau tą birth certificate. Ir tik taip galėdavai. Tai dabar gal pakeitė jau. Tai va. Bet viskau pasidomėkit, nes jūs, kai jau esat nešti, vis tiek pradėti domėtis, kas priklauso, kas priklausytų. Tai jeigu nežinot ar neturit kažko pasiklausti, yra visos emigrantės, mūsų puslapis, mūsų messengeris. Yra Irida, kylanti pašalpų žvaigždė. Galit rašyti belenką mum. Jeigu kažkas nežino, mes pasiklausim, kas žino, išsiaiškinsim jo, padėsim, pakreipsim. Ir pakreipsim, padėsim ir, žodžiu, jūs gausit atsakymą. Kažkokiu atveju vis tiek anksčiau ar vėliau vis tiek gausit atsakymą jo. Arba pagalba, netgi ir pagalba gausit, užsipildyti, pasidaryti kažką tai, ne? Taip, sakau, svarbiausia, kai man kažkada senis laikas dar vienas bendradarbis sako, sorry, noriu paklausti, kodėl čia ta, žinai, tvarko? Sako, turbūt jau, užknisu tai savo klausimais. Sako, ne, Irida, sako, tu žinai daugiausiai apie iš savo darbo palyginti su tom kolegom, nes tu visą laiką klausimą. Taip. Nes jeigu tu neklausi, tu nesužinosi atsakymą. Ir tas yra, taip, labai teisingai. Tai
paklausęs per galvą negausi, nebent kokį pijokų tą klausį, žinai. Gal ir gausi. Jo gatvėje gal ir užduosi galvą, bet esmė visi žino posakį, paklausk galvą negausi, žinios niekada nepamaišys. Iš tikrųjų, kuo daugiau žinosim, tuo daugiau mes galėsim ir aplamai, ir kitiem padėti, ir visiems, ir savo, svarbiausia savo. Bet yra kontroversiška mintis, kuo daugiau žinai, tuo daugiau žinai. Tuo labiau nežinai. Taip, nes tu pradedi daugiau žinot, pagalvoji, o Dieve, kiek iš tikrųjų aš dar nežinau. Tas yra teisybė ir mes labai iš tikrųjų apie tai kalbam, pavyzdžiui, nes labai tą naudoja mane trenerius, ne aš ruošiu ir būsimus irgi trenerius, dalyvauju jų mokyme, dėstau jam. Tai irgi mes kalbam dažnai apie tą, kad žmogus, kada jisai dar nestudijuoja to, tiesiog sportuoja, domisi, jis dažniausiai galvoja, kad jis viską žino, absoliučiai viską, jam visai aišku, reikia viską taip valgyti, čia taip sportuoti, aš čia pats darau, čia karoči aš viską žinau, ne? Aš jau išmanau viską. Jo, ir tada tu pradedi mokinti, ne, žmonės iš tikrųjų, kaip veikia širdis, plaučiai, kas yra kraujas, kaip plazma veikia pas mus, ne, kaip kas valosi, Inkstai, kaip virškinas, skrandis, kaip virškinas, kaip nervinė sistema ten sąveikauja sporto metu ir taip toliau. Ir tada tie žmonės sėdi, nes jie jau būsimi treneriai, jie atėjo todėl, kad jie myli sportą, jie daug metų dažniausiai tame ir jie tik tai supranta tuo metu, kad aš nieko nežinau, aš iš vis nesuprantu, kaip aš žmogus nežinojau, kaip jisai, kaip, rimtai, ta prasme, ir tai va čia yra, bet kurioj ir tik kuo jūs daugiau. Ta prasme, iš pradžių, kada žmogus nelabai žino, jis galvoja, kad žino viską. Taip. Ir kai tu pradėt gilinti, tu galvoji, čia da ten tiek yra visokių dalykų, kad aš ten dar iš vis nieko nežinau. Ir tada tik prasideda tas normalus suvokimas ir mokymasis visko. Ir čia yra va tas gražumas, kad tu niekad visko neišmoksi. Tu nebūsi visų galų meistras, tu galėtum mokytis pilnu tuo etatu, full time iki 80 metų ir tu vis tiek visko nežinotum. Taip, nes iš tikrųjų. Ir dėl to ir yra asmeninis treneris, tas mokas pašalpas, tas yra direktorius, tas mokinasi kaip dėžės gaminti, tas tvarko mašinas, tas yra seselė, tas yra kirpėja, nes tu negali būti visko, daryti visų darbų. Jo, negali ir vat, kuo daugiau mokais, tuo daugiau žinai, ir supranti, kad tuo daugiau dar labiau nežinai, bet tu ieškai atsakymų. Ir protingi žmonės visada neieško. Tai ir jūs ieškokit atsakymą. Ir mes ieškosim atsakymą. Esmė buvo nebijokit klausti, Taip. Ar kažkas susidūrė, ar iš pažįstamų, ar bendradarbių, ar mūsų emigrančių. Ar manęs nebijokit klausti, nes kiti man žmonės, pavyzdžiui, parašė žinutę, labas, ir labai atsiprašau, kad trukdau, norėjau paklausti. Taip. Kodėl? Sakau, už ką tu atsiprašai? Taigi aš tu nieko blogo nepadarai, tu nori išsiaiškinti kažkokią tą informaciją, kodėl tu turi atsiprašyti. Tai sakau, žmonės tokie jaučiasi, ypač gal vyresni nepadoriai, kaip nori, žinai, kad aš svetimo žmogaus paklausiu. Nu ne, jeigu aš pamatau, pavyzdžiui, gatvėje nepažįstamą moterį, ar man kiek yra, pamato mane kažkaip ten gražiai kažką apsirengus, arba aš pamatau, kad gražiai moterį, koks gražus ten tavo batai, kur pirkai, aš nebijau tos moteris paklausti, kur pirkai, arba klausia manęs, kur ten pirkai tokį striukę ar paltą, atsimenu, buvo. Nu, tu neturi bijot paklausti, taigi tu čia iš gerų paskatų, kaip sakant. Teisingai. Tai va, o kitam kartui papasakosime, ką daryti, jeigu išsiskolinome, jeigu spaudžia skolos, skola nežaizda neužgis, ne? Ir jeigu jau tų žaizdų daugėja ir būna ta situacija, kad negydom 5 kreditinės, daug leasingų ir tik tai gaunam algą, išmokam, imam naują kreditą, papasakosim, ką daryti, kaip išeiti iš šitos situacijos. Iš tos žaizdos išlipti, kaip užsigydyti išlipti tos duobės. Taip, ir nes kelias tikrai yra, kaip jūs galit išeiti iš to. Tai va. Taip. Yra variantų, yra būdų, laukit kito podcast'o. Pažiūrėkit, jeigu ir neturit skolų, nes vieną dieną maža kas nespjauk į šulinį, nes gali ir gerti. Taip, o gal jūsų draugai turi skolų, ar kažkas tai galėsit kažkam patarti, paaiškinti, padėti, nukreipti. Labai gerai. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjot ir ką? Emigrantės, ne, followinkit, sekit, follow, sharingit. Ate! Ačiū!